Moto diena Nemuno žiede. Taip vadinosi analogų Lietuvoje neturinti socialinė akcija skirta motociklų vairuotojams. Siekdami bendro tikslo eismo dalyvių saugumo kelyje, savo jėgą sujungė motociklų klubo Coffee Racers nariai, kelių policijos pareigūnai ir trasos savininkai. Kaip teigia organizatoriai, pagrindinį šio renginio tiksla suteikti galimybę motociklų vairuotojams nemokamai išbandyti Nemuno žiedo trasą, taip siekiant pakviesti greičio mėgėjus varžytis uždaroje teritorijoje, kur motociklų vairuotojai nekelia pavojaus nei savo, nei aplinkiniams. Mes patys mėgėjai pradėjome važiuoti būdami 30 metų ir kaip daugelis motociklų vairuotojų, pradžią išbandėm, važiavome gatvėje, po to pabandėme pavažiuoti Kačerginės Nemuno žiedą. Mums tai patiko ir ilgainiui mes supratom, kad Kačerginės Nemuno žiedą važiuoti yra kur kas smagiau nei lakstyti gatvėje. Todėl taip ir kilo idėja pasiūlyti motociklų vairuotojams pabandyti pavažiuoti tikroje lenktynių trasoje, pajausti, ką gali jų motociklas, pajausti, kas tai yra važiavimas, kai netrukdo jokie šalutiniai faktoriai, kaip pėstieji, kaip kiti automobilių vairuotojai ir kiti eismo dalyviai, išbandyti save, išbandyti motociklą ir aš labai norėčiau tikėtis, kad daugeliu jų tai tikrai patiks. Siekiant užtikrinti maksimalų dalyvaujančių asmenų saugumą, renginio metu šalia trasos budėjo greitosios pagalbos automobilis. Veiksmą trasoje prižiūrėjo profesionalūs įstaigos startas teisėjai. Sporto klubo Coffee Racers nariai prieš važiavimus rengė saugumo instruktažą apie elgesį trasoje. Išleidžiant motociklininkus į trasą buvo vizualiai patikrinama kiekvieno motociklo techninė būklė ir leista važiuoti tik tiems vairuotojams, kurie turėjo odinę arba tekstilinę motociklininko aprangą, šalmą, motociklininko batus ir pirštinės. Šią progą nemokamai išbandyti lenktynių trasą pasinaudojo apie 150 motociklininkų ne tik iš Kauno, bet ir iš visos Lietuvos. Kiekvienam akcijos dalyviui buvo skirtos 25 minutės važiavimo, pirmuosius ratus įveikiant paskui klubo Coffee Racers instruktorius. Nors ir daug vairuotojų lenktynių trasoje važiavo pirmą kartą, traumų išvengti pavyko visiems. Šiaip labai gerai, kad turim galimybę pravažiuoti žiedą, išbandyti save, jėgą savo. Šiaip fainai labai, tai galėtų būti liaudės daugiau. Savo jėgas trasoje nusprendė išbandyti ir viena kita mergina. Galingus motociklus vairuojančios damos vyrams parodė, kad valdyti eikliuosius žirgus gali ir dailiosios lyties atstovės. Trečią sezoną už motociklo vairo sėdinti ir tramdanti Honda CBR 600RR agregatą alytiškė Liucija tvirtino, kad tik trasoje galima pajausti, ką reiškia greitis ir valdymo subtilybės, tad pasak merginos tokių renginių reikėtų kuo daugiau. Kačerginės Nemuno žiede pirmą kartą buvau per automobilių lenktynės, bet kaip stebėtoja, o pirmą kartą pati važiavau ir atvykau iš Alytaus. Na ir kaip sekėsi, koks jausmas lenktyniauti, turbūt lenktyniavote nemažame būryje vaikinų vairuotojų? Tai buvo vien vaikinai ir aš pirmus ratelius taip labai nedrąsiai važiavau, o jau po to pagavau tą kampą vadinamą, labai patiko ir noriu dar pakartoti, kad gaila jau nėra vietų. Renginio organizatoriai Coffee Racers klubo nariai žada, kad tokios akcijos taps tradicija ir padės sumažinti vėl padidėjusių mirtinų avarijų skaičių keliuose. Lietuvoje per pirmą pusmetį žuvo 3, sužeisti buvo 44 motociklininkai.